Jo, tai pamenu, kaip šiaip ta visa žvaigždžių diena tokia yra, kad krepšinis tiek įsivienyje tos žmonės, atrandi naujų pažinčių, tai kaip ir ar tai iš Vilniaus, ar tai iš Kauno, tu susipažįsti su tais naujais žmonėm, atrandi naujų draugų, tai per tas žvaigždžių dienas galėdavai susitikti ir gerai praleisti laiką ir pažaisti savo mylimą žaidimą krepšinį. Tai vat, kas labiausiai įsimindavo iš tų dienų, kad susitinki su savo draugais ir smagiai praleidė laiką. O šiaip kas dar būdavo iš tų žvaigždžių dienų, tai pamenu jo, kai būdavo kokie dar 15-16 metų, kai dar ir būdavo Facebook'o tie balsavimai, tai kaip reikėdavo siūsti ir tas užklausos, kad čia balsuokit, čia reikėdavo rinktis ir tos taškus labai daug, atrodo, reikšdavo tuo metu, bet ir tuo metu tai čia ir būdavo viena tokių iš didesnių švenčių per tą moksleivių krepšinio lygos sezoną. Tai šilti, geri atsiminimai, sakau, labiausiai atsimena tas gerai praleistas laikas su savo draugais. Tai aš manau, gal kaip tik nereiktų per daug akcentuoti visų tų susikaupimo, susitelkimo. Čia vis tiek yra tokie kaip ir šventė savo, kiekvienam žaidėjui jaunam, toks kaip ir įvertinimas, kad tu esi čia, esi tarp tų geriausių, tai daugiau pasimėgauti, manau, ir per daug, kaip sakant, perdėtai negalvoti apie kažkokius dalykus, o tiesiog daryti tai, ką darai. Manau, to jaudulio turi būti ir jisai bus, manau, nuo pat mažens. Jeigu tau svarbus krepšinis, tai jisai tave lydės tas jaudulys iki pat tavo karjeros pabaigos. Tai tie dalykai, manau, normalūs. O tiesiog pasimėgauti visų to renginiu. Tikrai aš pats nedalyvavau, bet pats važiuodavau ne kaip dalyvis, kaip žiūrovas, pažiūrėti, kaip viskas vyksta ir tikrai noriu pasakyti visiems, kad kurie nepateko, tikrai nenusiminkit, kiekvienas turi savo kelią, kiekvienas anksčiau ar vėliau įdėtas darbas visada atsiperka, tai aš manau, kad žvaigždžių dienos vyksta kiekvienais metais, tai tokia kaip turėtų, jeigu siekiamybė yra žvaigždžių diena, tai tokia papildoma motyvacija būtent dirbti, stengtis ir sakau, kiekvienas turim savo kelią ir nereikia liūdėti, jeigu nepateksi į tą žvaigždžių dieną ir tavo kelias kitoks ir aš manau, kad tiesiog pasimėgauti, pasidžiaugti už kitus ir tiek. Kviečiu visus vasario 8 dieną atvykti į Lietuvos moksleivių žvaigždžių dieną, kuri vyks Kėdainių arenoje. Kaip žinote, Kėdainių arena tikrai yra jauki. Gera emocija tenai ir manau susirinks daug žmonių, būsim ten ir mes kaip komanda, manau būsime dauguma komandos narių ir treneriai ir viską, tai bus galimybė ir pabendrauti ir kažką gal pasidalinti, kažkokie patirtimi, tai tikrai kviečiame ir man pačiam tikrai tokie kaip ir džiaugiuosi, kad vyksta Kėdainius ir galėsiu tikrai sudalyvauti tenai ir pažiūrėti tų talentų, pažiūrėti kaip auga naujoji karta, tai kviečiu dar kartą ir susitiksime. Jokių pasiteisinimų neturit, Kėdainiai yra Lietuvos centras, tai iš visur yra tiek pat po lygiai važiuoti, tai visus kviečiame ir lauksime jūsų.